Sveiki, čia holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas, bioharmonizacija ir toliau tęsiu 5 elementų sistemos pasakojimą apie kiekvieną elementą, šiandien apie vandenį, bet prieš tai, jeigu tai pirmas jūsų įrašas, kaip stebite 5 elementų ciklą, tai trumpai paaiškinti, šitą filosofiją yra kilusi iš daoizmo ir tradicinės kinų medicinos, tas liečia TKM. Tai yra rytų filosofinė sistema, kuri kalba apie tuos 5 elementus. Reiškia medį, ugnį, žemę, metalą ir vandenį, apie kurį šiandien kalbėsim. Tai va, šitie 5 elementai pagal rytų filosofijos sistemą sudaro tiek mūsų kūną labiau subtiliuoju lygmeniu, taip pat aplinką, jeigu pasižiūrime į augalą, į gyvūną, jeigu analizuojame ekosistemas arba visą šią planetą. Pagal šią sistemą tai yra sudaryta iš 5 elementų. Tai reiškia, šita sistema gali paaiškinti žmogaus ir aplinkos sąveiką. Taip pat bei šio vaizdo įrašo metu labiau gilinsimės į labiau žmonišką pusę, kaip tie elementai dirba, kaip jie save išreiškia, ir aš papasakosiu šiandien būtent apie vandenį. Tai va, nu ką, tai reiškia pagrindinė, sakykime, kryptis vandens elemento, tai yra šiaurė. Sezonas yra žiema. Jeigu taip žiūrėti cikliškai, priešinga žiemai būtų vasara. Tai vasara labai karšta, o žiema yra šalta. Tai ne tik tais, kad tie fiziniai dalykai, bet taip pat ir emociniai. Reiškia, žiema yra susitraukimas, žiema yra labiau buvimas savyje, labiau refleksija, labiau pajautimas. Ir iš tikrųjų toks ir yra vandens elementas. Tai yra patys didžiausi šiaip introvertai. Yra dalis to, kad jie nėra tiek drąsūs bendrauti kiek kiti žmonės, bet taip pat yra ir tas, kad jie truputį kitokiame pasaulyje gyvena negu įprasti žmonės, kurie labai įsižeminę, kaip tas pats žemės elementas arba metalas. Čia yra labiau toks aptakus, labiau toks nepaaiškinamas elementas, jisai pasiduoda tėkmei, pasiduoda tam, kas vyksta, tam kokios emocijos, tam kokios mintis, tam tiesiog kokie pokyčiai, prie ko reikia prisitaikyti. Tai šitas elementas labai svarbus ir aukštas yra gebėjimas prisitaikyti, nes jeigu mes paimsime tiesiog vandenį kaip elementą, tai jisai gali būti tiesiog tekantis vanduo, jisai gali būti ledas. Jeigu mes pradėsime kaitinti, jisai gali pavirsti tiesiog kaip duja, taip pat jisai gali kristalizuotis, pavirsti į, pavyzdžiui, kažkokias snaigės ar į kažkokias tais kristalų formas. Žodžiu, vanduo tai yra labai aptakus toksai dalykas ir jisai geba prisitaikyti prie įvairių aplinkybių, taip ir vandens elemento žmogus. Tai va, organai šitam elementui yra inkstai ir šlapimo pūslė. Tai yra, kaip matote, irgi su labiau skysčių apytaka susiję organai. Ir inkstai, aišku, ir filtruoja ir detoksifikuoja kūną, šlapimo pūslė. Taip pat svarbi tiesiog, kad šlapimas ištekėtų, kur ten kaupėsi, ne viskas. Bet jeigu žiūrėti į yin yangą, tai inkstai yra labiau kaip yin organas, o yang organas yra šlapimo pūslė. Tai va. Ką dar būtų labai svarbu paminėti, kad šitam elementui yra labai natūralu, reiškia, intuicija. Jie jaučia daugiau tokius subtilius dalykus. Apskritai, vandens elementas subręsta truputį anksčiau, netgi jau būna vaikai, paaugliai kitaip elgiasi negu kiti elementai. Tai yra toks brandos, sakyčiau, elementas ir jisai, kaip sakiau, kitoks.
Tai va, tada yra dvasingumas ir gelmė. Tai vandens elementas jaučia trauką tokiems, sakykime, labiau ezoteriškiems dalykams, labiau prasmiai, gyvenimo paieškoms, kažkokios prasmės, kažkokio gilesnio tikslo, gilesnės misijos. Ir tas prasideda nuo labai anksti palyginus. Tai nereiškia, kad jums atsiranda viduramžio krizė 50 metų ir tada pradeda to rūpintis. Vandens elementas tą gali patirti nuo vaikystės, nuo paauglystės, jis su to gyvena, jis su to kvėpuoja. Tokia yra jo tėkmė. Ir jeigu kalbam apie tėkmę, tai yra atsipalaidavimas ir tėkmė, tai šitie žmonės yra tokie, kur jie gali prisitaikyti, jie gali atsipalaiduoti ir prie skirtingų žmonių, prie skirtingų aplinkybių, jie paleidžia, jie nesusikelia savo streso, kur nereikia, tai jie yra labai atsipalaidavę, su jais labai lengva kažką suplanuoti, nes nereikia kažko ten, pavyzdžiui, kiti elementai būtų daugiau ginčių, nes kažkuris nori kažką savo pasiūlyti, o šitas vandens elementas jis labiau gerai, kaip bus, taip gerai, reiškia, kaip bus, taip reiškia turėjo būti. Tai va, žodžiu, su jais labai lengva planuoti, yra atsipalaidavę tokie žmonės. Ir kūryba tai yra irgi labai natūralus toksai dalykas vandens elementui, tai gali būti poezija, gali būti tapymas, gali būti skirtingo pobūdžių kūryba. Tai vandens elementą tas labai traukia, taip jisai išreiškia save ir savo jausmus, ir savo pamąstymus ir visas kitus dalykus. Tokie labiau iš šešėlio pusės, arba pradžiai gal pasakykim, tiesiog palieku šešėlį vėliau, bet sujunkime organus, tai reiškia yra inkstai, šlapimo pūslė su emocija. Pagal tradicinę kinų mediciną yra emocija, kuri priklauso prie šitos organų būklės, tai yra baimė, apskritai baimė. Baimės kažkoks pojūtis. Tai vandens elementui svarbiausia išdirbti su tom baimėm, paleisti, nugalėti tas baimės. Ir tas labiausiai atsiliepia inkstams ir šlapimo pūslė, jeigu netgi galima pasižiūrėti mokslinės studijas, kaip su gyvūnais yra, jeigu streso hormonų kiekis padidėjęs, šlapimo pūslė pasileidžia, reiškia šlapimas išeina iš baimės išėjo, ne? Bet tai yra ir fiziologiškai įsireiškia, bet yra tas ir, sakykime, toks labiau psichosomatinis poveikis baimės, būtent va šitiems organams. O tradiciniai kinų medicinoje inkstai tai yra apskritai gyvybės šaltinis, reiškia gyvybinės energijos chi, ne? Šaltinis. Tai jeigu, sakykime, inkstai nėra perkrauti šitą emociją, tai gyvybės daug, gyvybės apstu. Jeigu yra baimė, jinai tą gyvybinę energiją gali blokuoti inkstų veiklą. Čia jeigu taip žiūrime truputį iš kitos pusės, bet tai vis tiek apie tai yra kalbama šitoj filosofijai ir ypač tradiciniai kinų medicinai. Tai labai vandens elementui yra svarbu pasirūpinti inkstais ir šlapimo pūsle daugiau, tai reiškia ir sveika mityba, ir skysčių užtektinai, ir tam tikros žolelės, ekstraktai, ir taip pat emociškai nugalėti tas baimės arba paleisti tiesiog tą prisirišimą prie jų. Tai va, tada yra vienišumas, tai yra vienas iš šešėlio aspektų, kadangi vanduo gali būti labai introvertiškas, jiems natūralu taip būti, filosofuoti, mąstyti, klajoti, galima netgi taip sakyti, tekėti, tai jie kartais gali užsibūti per ilgai vieni. Ir čia šešėlis yra toj pusėje, kad visiškai įtekėjus į tą savo tokį burbulą, tai tu jame ir suksiesi, bet bendravimo reikia, kad save išreikšti, kad pajausti, kad sukurti ryšį su kitais. Tai labiau gal toksai yra, kad rasti savo užduotis, tokia labiau rasti savo, visų pirma, savo prasmę, kur jūs norite tekėti, nes ta vandens energija gali labai plačiai tekėti, arba gali labai siaurai, tai reikia rasti savo kelią, rasti savo
tėkmę, rasti savo srautą, kur tekat ir taip pat tame procese atrasti savo gentį, savo sielos gentį, tai yra artimus žmonės, su kuriais jūs savo tą tokią unikalią, jautrę, gilę natūrą galite pasidalinti su kitais. Tai vat šiandien tiek būtų apie vandens elementą iš labiau tokios rytų filosofinės, va šitos pusės iš 5 elementų sistemos. Tikiuosi buvo įdomu ir jeigu norėtumėt kažkas sužinoti savo elementą, tai kreipkitės į mane, aprašyme galite rasti kontaktus arba formą, arba įdėsiu elektroninį paštą, galime padiskutuoti, kaip tai veikia jūsų charakterį, kaip tai veikia jūsų asmenybę, kaip tai reiškia gali atsiliepti jūsų sveikatai, gal kur daugiau dėmesio reikėtų skirti, kaip mitybą pakoreguoti ir kitais dalykais. 5 elementų sistema ir tradicinė kinų medicina turi strategijas šitiems dalykams, o taip pat tai gali duoti ir tokio aiškumo, kaip gyvenime toliau eiti. Tai jeigu būtų aktualu, parašykite, susikontaktuokite. Na, o ką, tikiuosi buvo įdomu, neužmirškite, galite pasižiūrėti ir visus kitus elementus, reiškia šitam kanale. Tai tiek, tada linkiu geros tėkmės. Iki.